ontopsichologijos tai esmė yra, kad kiekvienas žmogus turi savo pašaukimą ir žmogaus gyvenimo prasmė atpažinti jį ir realizuoti. O visa kita tai yra aksesuarai. Ir realizuodami savo pašaukimo mes šalia materialių dalykų gauname ir tai, ką žmonės vadina laimė. Ne? Tai laimė tai yra tam tikra būsena. Ir jeigu aš einu suderinamai su savo pašaukimu, tai aš ir būsiu ir sėkmingas, ir laimingas. Ką reiškia tas pašaukimas? Tai yra panašiai, yra gilė. Mes žinom, kad išaugs ąžuolas ir iš gilės neišaugs beržas. Tai yra tam tikra psichinė duotybė, kokiu būdu mes galim įtakoti materialią tikrovę. Vieni turi psichinę duotybę jausti proporciją ir kaip jie sukuria architektūrinius dalykus, dizaino dalykus, mums tiesiog malonu tai žiūrėti. Ne? Kiti turi psichinę duotybę pajausti, kur susijungia paklausa, poreikiai ir tai yra, ką mes sakom, čia yra žmogus verslus, jisai jaučia, į kurį tašką pataikyti. Tai čia yra esmė. O kaip pamatyti ir orientuotis, tokia labai graži metafora yra, auga žolė, ant jos uždėjo kažkas tai plytą. Ir jinai auga, bet jinai ten, jai nebėra vietos augti. Tai kaip pamatyti, tai pirmiausia nuo savęs kitų pagalba nuimti plytą. O plyta yra visa tai, kas mums be konteksto yra visada gerai arba visada blogai, visada teisingai ar visada neteisingai. O žmogaus yra problema kame, kad su ta plyta ir gyvena. Ir tada jo gyvenimas tampa siauras, nes jis mato gyvenimą per gerai blogai, tai yra emocinės išraiškos, automatinės emocinės išraiškos arba teisinga, neteisinga, automatinės racionalios išraiškos. Ir plyta tai yra pirmiausia, kaip mes save adaptavome, kaip mus norėjo matyti šeima, kurioje mes užaugome. Tiesiog įsivaizduokit, mažas vaikas gimsta į didelį pasaulį. Ir jis iki 3 metų susigeria visą informaciją, kuria yra aplinkui, su gerai, blogai, teisingai, neteisingai, su visom taisyklėmis. Ne? Ir tai psichologija vadinama reflektyvinė matrica arba per kokius akinius jis mato pasaulį. Ir tada, jeigu jam atrodo, kad aplinka yra bloga, kad aplinka yra grėsminga, tai šiame laikmetyje, sakys, jam iš viso aktyvizuosis, kad aplinka labai grėsminga ir jis daugiau nieko nebematys, tik tai savo pasitvirtins, kad jis visada žinojo, kad aplinka yra grėsminga. Jeigu pas jį akinį susiformavo, kad aplinka yra neteisinga, tai jis visur matys, kad mama su juo neteisingai elgiasi, vyras neteisingai elgiasi, klientas neteisingai elgiasi, partneris neteisingai elgiasi. Tiesiog jo suvokimas prikurs informacijos, kuris apjungs ten savo geštaltą ir jis tvirtai viduje bus įsitikinęs. Kita plytos dalis tai yra sociumo aksesuarai, kas yra teisingai. Kažkada tai atėjo mintis, kad nėra X kartų, Y kartų, Z kartų. Yra žmonės, kurie yra arčiau savęs, arčiau pamatinių dalykų ir jie remiasi gyvenimo nekintamais dėsniais.
Ir yra žmonės, kurie labai priklauso nuo išorinio aksesuarų, nuo sociumo taisyklių. Tai yra esminis skirtumas, ar tai ar bus X karta, ar Z karta, ar nežinau, čia dabar dar ten ateina nauji vardinimai, jų aksesuarai skiriasi. Plytą nuimti nėra taip paprasta ir mes tos plytos visiškai nenuimam. Nu, ne plytos, bet gal tų akinių, žinai. Kai pradedi suvokti sociumo aksesuarus, dažnai žmonės labai pagauna euforiją. Nu tikrai jie pradeda labai matyti kontekstinius dalykus. Ir tai jau būna didelis rezultatas ir pokytis jo veikloje ir jo gyvenime, nes jis atsisako primestų kultūrinių stereotipų. Kad žmogus esmingai pasikeistų, jis turi pamatyti, per kokius akinius, per kokią reflektyvinę matricą jisai žiūri į pasaulį, kas susiformavo vaikystėje per gerai blogai. Ir tai yra ilgas procesas. Per metus laiko greičiausiai tu gali labiau matyti kontekstą ir nusimesti sociumo primestus stereotipus. Kad įvyktų giluminis pokytis ir kad tu sąmoningai galėtum nusiimti akinius, iš principo reikia kokių 7 metų. Po 7 metų jau mes galime sakyti, kad žmogus vis tampa autentiškesnis, tai reiškia, jis veikia vis labiau iš savo pašaukimo, o ne iš prisitaikymo prie didesnės sistemos. Ir čia svarbu pasakyti, kad praėjus 20 metų ir susiklošius tam tikrom aplinkybėm, jis gali vėl užsidėti tus akinius. Tai reiškia dėmesingumas, budrumas, jis po to reikalingas yra visą gyvenimą ir žinoti, kad tai gali grįžti, susiklošius tam tikrom aplinkybėmis. Kame yra gyvenimo malonumas? Kai žmogus, kuris pradeda matyti realybę be savo reflektyvinės matricos arba be savo vaikystės akinių, jam ateina įdomių minčių, kaip galima pasielgti, kokį projektą padaryti. O viena iš gyvybės logikos pasireiškimų tai yra įvairovė, naujovė ir mums yra smagu, kai randasi nauji dalykai. Ir mums labai atsibosta, kai viskas kartojasi ir mes žinom, kad labiausia žmogų žudo pasikartojantis dalykai ir jo motyvacija, ir jo veiksmus. O esmė labai yra paprasta. Kai mes remiamės atgyvenusiais stereotipais, atgyvenusiais kultūriniais stereotipais, atgyvenusiais savo vaikystės stereotipais, tai yra pasikartojimas. O kai mes remiamės tai, kas gimsta iš mūsų vidaus, iš pašaukimo, randasi įdomus dalykai. O kas yra įdomu, visiems smagu.